Čia yra mano pasiruošimo lapelis. Flash nuotrauka. Aš tiesiog ziminau. Aš jo tragiškai pasitikėjau. Ir jis nėra geras. Jis yra šiaip tragiškas. Kas išplaikant. Pradėkime nuo čia kategorijom paskirsta, pradėkime nuo ugnis. Viskas ugnim buvo gerai ir padėjo man. Actually, viskas ten gerai. Čia labai fainas rastas yra, labai patogiai telefoną pasidė, viskas matos. Gal specialiai iš tos pusės. Tada aš galėsiu ir taip toliau daryti. Gerai, aš išsimsiu kirvuką ir savo susiras daugiau šapalių visokių ir nuskirsiu, nes ant žemės jie bus labai drėgni. Tai aš, aišku, šitie gal geriau įsimesiu. Reik. Va. Kirvukas. Jis dar, aš jį buvau ištėmęs kelis kartus iš to dalyko, bet realiai praktiškai naujas. Einam ieškoti medžio turbūt. Kiek tu pasikrovai telefonas? 21%. Medžio ieškomui užteks. Oi. Aha. Gerai, kirvuks ir... Tipo, jis mažas kirvukas, bet man reikia medžio. Aš tikiuosi, tipo, šitas gyvas medis, tai man reikia pasitraukti, bet iš karto tik pasitraukiu jau tas laužas dead. Tai prasme, iš karto. Labai gerai. Gal reikėjo man apie tas medžiagas pagalvoti anksčiau, bet aš taip apsidžiaugiau, kad aš radau šapalių. Čia irgi šapaliai kažkokie. Jie taip ant grūdų. Šitie šapaliai tai nelabai gerai. Šie gal nukirsti. Tokių galima daug kur rasti. Čia jau ne mūsų teritorija, tai mes negalim šitų, tipo, nukirsti. Tai čia bent jau nešimos, tai aš galiu juos teorijoje imti. O tai jie. Čia gal nusigriovė, bet kiek jiem jau laiko. Nežinau. O, žiūrėk, kaip man pasisekė. Miręs meduks. Ar aš jį ištraukčiau? Aišku, aš čia nesukapočiau, bet pagal mane galiu ištraukti. Jo. O kaip gerai. Čia du netgi jie mirė. Iš karto. Aišku, man tik tai bus problema su jo kapojimu, nes šitas kirvukas nėra pritaikytas medžio kapojimui. Bet. Vala. Vo, koks vyras. Su dideliu pagaliu. Einu atgal prie laužavit. Aš darau daug labai durnų sprendimų, nes aš tiesiog man nesiseka galvoti. Tai mano šiuo metu sprendimai nėra geriausi. Čia šiaip dar tų šapalių. O, kaip gerai, jis labai lengvai lūžta. Tik numečiau iš karto. Jo, va šitas dalis tiesiog. Iš karto. Kaip gerai, net popierius nesudegė. Oi, kaip fainai. Čia va tokį vat. Melį padarau. Ir žiūrėk. Dar aišku, čia trūksta daug ko. Labai daug ko trūksta, bet apskritai man reikia tiesiog, kad jis pradėtų jau normaliai degti ir turėtų iš ko degti. Ai, jis užšalęs šitas. Iškilimus padarė, bet neįsminga. Ok, anyway. Noriu dabar aš iš jų pasimti bagalių, bet negaliu. Kaip patogu gyventi tada. Ok. Iš
Iš kur čia dar tokių šapalių parau? Šimten pasižiūrės. Visai nepatogu, aš galvoju taip laikyti telefoną, tai aš galiu prisikabinti prie kalko kažkaip. O, visai galiu. Visai čia įmanoma taip. Avis iškristų. Bet tą tikrai. O, visai čia patogiai, bet aš negaliu daug judėti. Pasilenkiu ir... O, žiūrėjau, net pasilenkiu galiu. Wow, nesitikėjau. Alright. Okei. Čia gal biškį geriau, bet... Nelabai čia man patogu taip, kad ir kaip apmaudu būtų. Man reiktų investuoti kokią ant galvos prietaisą, kad galėčiau. Bet... Va, šapalys. Nes nešio telefoną ir rinkti malkas yra pasirodo visai sunkus reikalas. Na, aš kažto tikėtis galėjau, bet visai sunkus reikalas. Čia irgi kažkokių šapalių yra prikirstų lygtais ar tiesiog nukriūtas ir surinktų. Čia pagal mane miręs meduks. Nors kai jį trankau, jis labai minkštai, tai gal nemiręs dar. Tebūnie. Man gyvų nereik. Dar vienas šapalas. Daugiau man čia tokių būt gerai susirast. Čia jau tieme. Bet iš kur tiek telpa tokių visokių šapalų, aš nelabai suprantu. Šitas tai aiškiai nulūžęs, bet visgi, nu gerai. Tebūnie. Eimam, ką galim. Kokie tragiškai šalti, tragiškai drėgni. Su jais bus tragiškai sunku tą laužą krent, bet aš kažkaip iškrensiu tą laužą. Bus visai sunku prižiūrėti, kad jie... Nors, ne, kas gerai, kad šalta, tai man nereikėtų labai jų čia trumpinti ar dar kažką daryti, nes jie atep iš laužo ribos beveik nėra šansų, kad iš... O, b***! O, tu k***! Mano degus keistas! Eik tu n***! Gerai. Dabar viskas degus keišė. Nu tiesiog tragiškai gerai. Gerai, nesvarbu. Šiandien neturėčiau iš karto slakšyti, bet man jau p***. Atsiprašant, negražiai pasakęs, man jau p***. Wow, 12 minučių aš viską darau. Dar labai trumpai. Okei. Bet tada ateina miego kategorija, kur aš labai pasitikėjau savo palapinę, kuri nėra vandeniui atspari ir tikrai nėra žeminė. Ir aš tai išsiaiškinau sunkiuoju būdu. Flash clip now. Tai dabar update, I guess.
Aš visą šitą pabandį tiesiog apalinėjau kas kelias sekundės gal kas kelias minutės, kas kelias sekundės su meksinu, kurį aš turėjau nusimti. Ir kur aš tą meksinį padėjau, valiau ir jo nebėra. Turbūt čia, ne, va. Tai su šito meksiniu aš tiesiog valau sienas kas kelias sekundės, kad jos man nepribėgtų į apačią. Ir taip darysiu turbūt iki to, kol nustos lyt. Dabar, taip, čia mano teorinis laužas, jos vis tiek šitas lemputės kažkiek šilumos duoda. Tai aš tiesiog jas padegsiu ir dėl to jas pakankamai saugiai dega. Jo, ir gerai, kad čia šlapia, nes... Va, here you go. Nes iš tikrųjų visai malonai šilumą duoda. Tipo, miegamasis. Čia turbūt turėjau omeny, kad miegmaišis. No complaints, biški per šaltas. Kitą kartą pasirūpinkit, kad jūsų miegmaišis gali atlaikyti žemiau 0 laipsnių temperatūrą. Mano to negalėjo. Aš bandžiau miegoti, bet mano laužas mirė. Užgeso. Aš sušalau. Ir dabar va, užsidėjau mekstinuką ir balaklavą. Tai dabar aš visai gerai atrodau. Va taip. Šiaip viskas gerai, tiesiog užsidėjau mekstinuką. Ir balaklavą. Daryti. Patiesimai. Pasimkit normalius patiesimus, o ne paklodę, kuri yra tokio kudumo ir pripučiamo čiužinį, kuris neprisipučia. Nes kitaip bus šalta. Bet labai dėkingas gyvenimui, kad aš negavau patirti šalčio miegant, aš gavau eiti jame. Galvos atrama. Pasirūpinkit, kad jūsų pagalvė, kurias pasiėmė pripučiama, būtų iš tikrųjų pripučiama, o ne tiesiog išsileistų su skylėm, kurios yra joje. Maistas. Viskas su mano maisto pasiruošimu buvo beveik gerai. Gertuvė termuso aš neturėjau, bet jo ir nereikėjo. Gertuvė viskas su jie buvo gerai, tie 2 litrai vandens man tragiškai padėjo. Bet vis tiek turėkit termosą, jūs niekados nežinot. Taip, vis tiek yra gera. Su šiltu skyšiu, bet man asmeniškai neprireikė. Nors iš tikrųjų bendrai kaip ir prireikė, bet... šašlykai su klaustuku pas mane parašyti. Taip, aš nusipirkau šašlykų. Kas galėjo pagalvoti, kad šašlykų žiemą šiaip nepardavinėja. Radau vieną paką už 10 eurų, kurį turėjau pirkti, nes tai buvo mano vienintelis variantas. Ir su šašlykais pasirūpinkit, kad jūs jų nenumetat į medžius netyčia. Tiksliau, į rąsto skylę tiesiog neįmetat ir nebegalite jų ištraukti. Pasirūpinkit, kad jūs neišpildytumėt jų į rąsto skylę. Geriau tirti. Dūmai. Yeah. Geriau virti šašlykai, negu jokie šašlykai. Anyway, pradeda snikt. Aš nežinau ką, bet aš nežinau, čia tiesiog toksai... Kartais kamera net pagaudo, kaip pradeda krist. Kaip negerai. Kaip negerai. Einu melstis pagal mane aš. Bliūdas. Bliūdas labai geras dalykas, jeigu jūs nepaliekat lauke, kur sninga ir šalta, ir tada jis užšala ir jūs turite jį palikti. Mano bliūdas šiuo metu yra toliau kaime. Užšalęs prišalęs prie rasto. Ėdimo įranką. Pasimkit nedaug jos. Aš pasiėmiau peilį, šaukštą ir šakutę. Naudojau šakutę. Tai tik prireiks. Naudojau šaukštą, bet realiai reikia tik tai šakutės, priklauso, ką jūs ten imat, bet spėju, kad jūs neimsit wagyu steak iš Japonijos, tai nebent jūs imsit, bet tada biški jūs kempin nori tikrai. Overkillas. Užkandžiai. Reik. Moralinis palaikymas, žiauriai geras. Kai supranti, kad tau reikės grįžti 13 km atgal per pūgą, moralinis užkandžių palaikymas yra labai geras, tai kai juos pasimsite, nesuvalgykit važiuojant arba ten iš karto. Čia jeigu jums reikės varianto B, pasirūpinkit, kad turit užkandžius. Užpilama kava. Aš jos užpilčiau, tu vandeniu negavau, bet aš ją gavau išgerti prieš miegant.
Aš buvau ant tiek pavargęs grįžtant, todėl kad aš atsisėdau stotelėje, pasidėjau savo kuprinę ir savo kuprinės atrėmiau į stotelę šoną ir tada tiesiog 15 minučių žmogau, bet prieš tai darant, aš tiesiog išgėriau sausą pakelį kavos su šaltu vandeniu. Nes aš tikėjausi, kad tai man duos nors kažkiek energijos. Nedavė. Ir miegas truputį padėjo, nes nustojau užmiginėti einant. Gerai, pagaliau išeinam, visi daiktai surinkti. Žinau, kiek aš kelionės atgal filmuosiu, čia nieko įdomus nebus, čia bus ir visa kelionė. Bent kažką įdomaus užmatysiu tada pafilmuosiu. Bent jau einu teisinga kryptim. Ir šiaip, jau aš tiek kažkaip tą miestelį Varnėną, tai jie nekais ar kaip čia vadinas, kažkaip toks. Bet aš žemė ilsėsiu, aš pailsėsiu, kol nes tam bus nusikimas iš to miestelio. Ir tada aš ten pailsėsiu prie to išsukimo. Ok, pasiekiau. 15 minučių pertrauką. Tiesiog sėdžiu. Prie suliukas susitaisim vedęs einu. Kaip viskas skauda, pipėts. Mano nugarai tokia tetė, nes mato ten svorius, tai nebalansuotas nieko, taip sumė, ten viskas nukrypia, ta krypia, Jo, smagi čia kelionė, kabutės. Apranga. Čia irgi pas mane kaip ir viskas gerai, labai padėjo. Ir aš jau vienu momentu norėjau sakyti, gal net ir pasakiau iš video, kad aš pasiėmiau per daug aprangos. Ne, aš jos per daug nepasiėmiau, aš jos pasiėmiau va būtent kiek reikėjo ėjimui. Tai taip, statybinės pirštinės, va šito nelabai reikėjo. Tipo, reiktų, jeigu aš būčiau tampęs medį su jom, bet aš tiesiog tampiau medį plikom rankom. Nes... Tai yra vis tiek bloga idėja plikom rankom tampti. Jis šlapės pašinų nebuvo, nors... Nu vis tiek. Pasirinkit kokias nors pirštinės, bet nebūtinai stebėti, tiesiog pirštinės, kad pašinų neprisivaryti. Termomaikė, irgi labai geras dalykas, be jos man būtų ate, hipotermija 100. Termokelnės, irgi geras dalykas, mano kiaušai dar vietoj. Vilnonės konės yra tragiškai geras dalykas, kai išeini į pūgą su bėgimo batais. Tai jos išgelbėjo mano pėdas nuo frostbite. Tai... Peršilimo, tiesiog ne peršilimo. Ta prasme, aš per pūgą, per sniegą bridau su bėgimo, su plyšusiais bėgimo batais, tai mano pėdas išgyveno... Pažiūrėk, jis dar vis turi savo kojas. Ne, kojytės. Tai jo, vilnonės konės, žiauriai geras dalykas, pasirūpinkit, kad jos vilnonės, žiauriai geras konės. Ir vilnonės pirštinės. Jo, vilnonės pirštinės. Aš ėmiau ne vilnonės, bet jo, vilnonės pirštinės yra geras dalykas. Megztinis. Gal net kelis pasimkit, nes mano sušlapo, kol aš valiau savo palapinės sienas. Nes jos permirko. Ir man į palapinę bėgo vanduo praėjęs. Tai jis buvo panaudotas ne mano šilumai, o valymui sienų. Kad nors kiek sulaikytą vandenį. Aišku, šiaip nereiktų valyti sieną. Jeigu bėga vanduo pro sienas, nebėg, nes tada tiesiog daugiau bėga vandens. Bet man esmė tokia, kad pas mane visa elektronika ir viskas buvo taip palapinta. Jeigu būtų ant žemės nuvarę, tai man viskas būtų. Tai aš turėjau valyti, kad kokias 5 sekundės apsisuku, viską nuvalai ir toliau sėdi. Jo. Tai megztinių gal pasimkit net 2. Gal net 3. Jo, kepurė irgi žiauriai geras reikalas, bet jos būtų neužtekę. Aš pasiėmiau balaklavą, tokį juodą dalyką. Tai aš buvau sudėjęs kepurę, kaklo smaukalą tokį. Nu, ir balaklavą. Tiesiog. Tai ne šalikas buvo ten toksai. Nu, bet vos ne kaip šalikas. Jo. Ir ar mes parodysim, kas yra balaklava? Jo, parodysim, kas yra balaklava, jeigu aš ją rasiu. Arba gal tiesiog nuotrauką parodysim. Jo, flash image. Nu, tiesiog. Ne, tai flash mag... Okay, nu. O, jo, 100%. Jo, kiek laimatas, bet ką kaip... Viskas, tam su drabužiais, kaip ir viskas, šiaip galbūt reikia daugiau aprangos, bet viskas gerai, tiesiog daugiau pirštinių gal reikia vasant. Žodžiu, apranga, viskas man su apranga labai gerai išėjo ir be jos man būtų pipėts. Elektronika. Telefonas. Man buvo labai reikalingas, aš su juo viską filmavau ir žiūrėjau maršrutą įmą atgal. Man būtų ate be telefono ir pasirūpinkite powerbanku. Aš galvoju, kad man reiktų pasimti vieną powerbanką, bet vieno neužteko. Man reikėjo 2 powerbankų. Vienas labai greit išsikrovė, o kitas man leido išgyventi iki namų. Krovimo laidas, tai čia Nu, jo. Kad tipo...
ausinės, jų neprireikia, tik tai keliaujant į kaimą, tada prireikia. Laisvu turi, va tokias. Jo, bet jų šiaip apskritai neprireikia, nes aš neturėjau pakankamai baterijos kažko klausyti, tiesiog negalėjau rizikuoti tuo. Tai jo, ne tik atėjau šaltį, aš jau dar labai nuobodžiai. Prožektorius. Reik, aš galvau, kad aš neturiu nei vieno, tiesiai prieš šiandien mama rado vieną, gavau prožektorių. Jis ant galo buvo labai naudingas, nes mano visos lempos beveik išsikroja, labai mažai švietė, tipo baterija su baterijom, tos baterijos jau beveik pasibaigęs švietė. Ir tą prūžiką aš turėjau laikyti čiulbdamas burnoje, kad galėčiau kažką matyti, į ką žiūriu, nes visur sniegas ir tamsu. Nu jo, ypač miške. Jo, tai kad aš galėčiau žiūrėti, kur man reikia žiūrėti, aš tiesiog į burną įsidėjau ir laikiau kaip jo. Kaip baterijos lempos. Žiauriai geras dalykas, nes prieš laužą ir net laužai dengiant viskas yra tamsu. Tai apsidėti jas, kur reikia, yra žiauriai geras dalykas, kad matyt kažką apskritai. Jeigu reikia į mišką, aš turėjau dar tokią baterinukę lempą, žiauriai geras dalykas. Nu, baterijos Jo, tu esi nufilmavęs, kaip tu ten jo naudoji. Flash images. Jo. Šildytuvas ir jo laidas. Čia laidas. Kodėl aš jau pasirašiau, kad ir jo laidas? Ar jūs nedurni? Ir aš pats nedurnas, gal man nereikia prisiminti laidas. Jis būtų reikalingas buvęs, bet jo neprireikė, nes visų pirma jis labai mažai šildo, visų antra jis naudoja per daug energijos ir visų trečia tiesiog negau šansą eiti miegot. Laikytuvas, čia telefono laikytuvas man naudingas, nes aš filmavau. Nu jo, jeigu jūs filmuosit, taip pat pasimkit gerą kokybišką, o ne va tokį. Ne, tai aš pasiėmiau normalai ten, negaliu dabar jo pasimti. Ne. Tai jo. Normalų pasimti. Nors mano tas reikia kritinėjo, bet ten jau dėl to nes ledos buvom tų rasų. Nu vis tiek. Ekstra. Daiktų čia labiau man asmeniškai sketchbookas. Taip, aš gavau papiešt. Net flash. Aš negalėjau užmigti. Tiesiog užmigau, pamiegau apie valandą. Ir atsikėliau, nes šalta buvo, uždėjau daugiau drabužių. Sudėjau mėgstinuką, balklavą. Aš filmavau videką, kur aš tai paaiškinau. Da vėl bandžiau užmigti. Nu, bet miegas neėma. Tai aš nusprendžiau, kad einu papiešti. Guberiukas. Visai cool dalykas. Dabar vėl turbūt eisiu bandyti miegot. Kyvų. Nu jo, turbūt ką žuvų čia veiks. Boom. Švidekas. Nu jo, vis... Aš nufilmavau, ką aš piešiau ir kaip aš piešiau. Labai Ah, nice. Tualetinis popierius. Aš jį pasižymėjau, kad aš jį turiu, nes aš jo turėjau, bet aš jį nepasiėmiau. Pasimkit tualetinio popieriaus, nes šikt norisi. Šlapias ir irtėlės. Man jų reikėjo, bet aš jų nepasiėmiau. Ir už tai mano rankos buvo sušašlykuotos visą likusią dieną. Rašymo priemonės. Jeigu ruošitės piešti ar kažką rašyti, go ahead, pasimkit ir tada jūs išmėtikit kaip aš po visą fucking kaimą. Melodika. Aš irgi pasižymėjau, kad aš ją turiu, nes aš ją turiu. Ir būtų labai faina ją pagrot, nu čia aš tiesiog apskrinsiu, bet būtų buvę labai faina ją pagrot prie laužo, bet visų pirma, aš neturėjau jokių ramių momentų, kur aš būčiau galėjęs tai daryti, ir visų antra, aš ją pamiršau vis tiek namie. Jo. Ir iš daiktų aš žiūrėjau, done. Tai... Aš pagal mane per savo visą tą videką kokius 15 kartų pakartojau. Nusipirkit normalius daiktus. Tiesiog nusipirkit normalius daiktus. Grinai visos šitos problemos būtų nebuvę, jeigu aš būčiau nusipirkęs žieminę palapinę. Arba bent jau neperšlapą palapinę, nors vieną tokį dalyką. Jeigu būčiau tiek mažai pas mane nusipirkęs ir normalią kuprinę, nes mano kuprinė yra nepritaikyta tokia. Jinai didelė ir jinai atrodo kaip žieminė kuprinė, bet jinai visą svorį deda tik ant pečių. Turėtų paskirstyti tarp pečių ir klubų, kad visas svoris pasibalansuotų per nugarą. Jinai visą svorį dėjo tik tai ant pečių ir dar prie to aš nešiausi dar vieną kuprinę, kur tiesiog kabėjo ant mano kaklo, arba kabėjo ant mano rankos, arba aš ją nešiau, tai man visą laiką arba taip pakrypt, arba taip pakrypt. Žodžiu. Jo nugarai biški pipiets. Taip. Tai jeigu nenorit patirti žiauraus nugaros skausmo einant, arba tiesiog egzistuojant, tiesiog nusipirkit priemonės.
lazet ir pasimokinkit kaip sudėti kuprinę. Nes aš nemokėjau to daryti. Aš tiesiog viską sugrūdau, kaip maždaug galvojau, kad reikia. Ir dariau good enough job. Išsikraustyt buvo visai lengva. Jeigu būčiau turėjęs laiko ir susikraut, būtų buvę visai lengva. Bet esmė tokia, kad palapinės dažniausiai net neina į vidų kuprinės. Jos kabo. Turiu prisikabinti dalykus prie kuprinės. Ir už tai aš turėjau nešti 2 kuprinės. Nes aš... Taip. Nu tai apibendrinant, nusipirkit gerus dalykus ir išmokite organizuoti savo tos dalykus. Taip. Dėl Dievo meilės, kad nebūtų tas pats, kas jam atsitinka. Ir neišskubėkit, nes aš išskubėjau į mikriuką, kad galėčiau spėti nuvažiuoti ten. Ir aš tiesiog pamiršau, kad batus persiūt, tai turėjau būti su bėgimo batais. Pamiršau persiūt storesnės kelnes, tai aš turėjau būti su kudais džinsais. Ir tiesiog paplanuokit daugiau negu vakarą prieš. Va čia turbūt geriausias iš tų patarimų. Taip, čia daugiau nieko nebus, jeigu eina bent ilgiau. Tai tada pasimkit kokio kariuomeniško maisto, kur būna tai toks mano planas. Yeah. Taip. Apskritai dauguma kariuomeniškų ten dalykų, ten drabužių, batų, pirštinių. Nueikit į army shopą. Jo. Nueikit į army shopą. Jo, ten iš tikrųjų labai daug kokybiškų dalykų gali nusipirkti, jeigu ypač... Nu, čia, jeigu labai ultra specifiškai nori laid žiemą stovyklaut, bet, nu, jeigu tai jo labai didelė rekomendacija. Tiesiog dėl savo sveikatos ir tiesiog dėl savęs. Pataupykit pinigus ir tiesiog nusipirkit ką reikia, o neišskubėkit į kaimą, nes bus smagu. Bet, vienas buvo smagu man asmeniškai, tipo, labai smagiai pabūt įskyrus ėjimo dalį atgal. Bet ir tai buvo smagu, ta prasme, kai grįžau, buvo smagu pajaust lovos patogumą ir supras, kaip patogiai aš gyvenu. Tai toks pliusas. Ką čia dar galiu pridėti? Nebūkit naivus. Ir supraskit, kad jūs nieko nežinot. Na, nebent jūs stovyklavėte esat. Bet mano stovyklavimo patirtis prieš šitą buvo vieną kartą vasarą su draugais. Vienai nakčiai su normalia palapinė, kuri jau buvo išbandyta. Dabar aš jau su neišbandyta palapinė, be žmonių kitų. Žiemą vienas. Praėjus kokiem 6 mėnesiam nuo praeito karto, kai aš tai dariau, kuris buvo mano pirmas kartas. Ta prasme... Ir gal YouTube'ą sudėku daugiau pažiūrėkit, nes aš nieko nesiruošiu. Ta prasme, aš pasižiūrėjau kokį 1-2 YouTube'ą sudėku sugalvoju. Aš suprantu viską. Aš galiu eit. Aš negalėjau eit. Aš nieko nežinojau. Jo, that's pretty much it. Ačiū už dėmesį.